Labas rytas, kolektyvas. Kaip laikotės? Aš tai šiaip sau, nes šiandien tokia neįdomi diena bus. Bangos žiauriai pakilę. Dar tokių čia nesu matęs šitam paplūdimy. Šito įlankoj. Plauna duoda net iki medžių. Net medžius apsemia. Žiauriai didelės bangos. Supt nesupa, bet šiaip bangos didelės. Tai pabudau aš nuo jų mušos 5 ryto ir lunatikuoju dabar nuo tų 5, dabar jau daug, dabar jau 8. Pavalgiau pusrytį, blins valgiau ir gėriau kavos. Naktį lyjo, tai labai gerai, kad vakar pasidariau visus darbus iki galo ir teliko tik tai susitvarkyti, nes vakar jau tiek jėgų nebeturėjau, kad apie nieką nebenorėjau galvoti. Tai šiandien bus šlavyno tvarkymas ir biškį laivą apsiplauti reikia, nes čia pridulkėjo visur tų pjuvenų nuo tiko. Tai reikia susitvarkyti, susidėlioti įrankius atgal į vietas. Norėčiau, būtų svajonė, pasidaryti laikiklius papildomai saulės elektriniai, kad galėčiau užkabinti ant lejerių laivo priekiniai daly. Bet čia tik svajonė, reikia išsileisti supą ir susipakuoti, irklentę. Nes neplaukioju aš čia ir nežinau, kada užsinorės plaukiot, prisipūsiu vėl. Ir aplamai visą laivą apsitvarkyti, nes šiandien daug prisikaupė visokių dalykų, kuriuos naudojau ir kurių nenorėjau padėti vietą, nes dar būtų prisireikę. Tai žodžiu, dėjau ir prisidėliojo čia visokių dalykų, praeit sunku. Tai dar vienas dalykas būtų, kurį norėčiau pašalinti, tai iš priekinės kajutės dviratį pabandyti sukišti jį į runduką čia kokpite, nes dviračius retai naudojam, labai retai, galvojau, kad daug dažniau naudosim, bet kodėl nenaudojam, nežinau. Buvo mintis man su savo dviračiu važiuoti šiandien pasivažinėti, bet vėl lietus ir škvalai visokie, tai nežinau, ar aš labai norėsiu. O jeigu norėsiu, išvažiuosiu, nežinau. Tai va, toks planas šiandieninis. Parodysiu, kaip iš irklentės išeina oras, tas pirmas būna toks švelniai tariant įspūdingas. Ir gal, nežinau, gal nesat matę, kaip susipakuoja, tai pabandysiu irgi pademonstruoti. Nebūtinai irgi reikia laikytis mano čia tų parodytų dalykų, bet aš šitaip darau, man pavyksta, tai ką, žinau, aš galvoju, kad gerai darau, o kaip yra iš tikrųjų, tai tikrai nežinau. Tai va, eisiu, apsitvarkysiu ir išsileisiu supą ir pabandysiu dviratį dabar sukamšyti į runduką. O rundukas yra pilnas, tai reikės vieną dėžę pabandyti išimti ir vietoj tos dėžės į sugrūst dviratuką. Kaip? Nežinau. Einu leisti lauk irklentės. Daiktus jau čia kažkas padėjo, kurių reikės. Ir pati irklentė. Šitas pelekėlis atsisuka labai paprastai, jo priveržinėti labai smarkiai nereikia, tik tai aišku būkit tikri, kad bent jau priveržėt, nes kitaip pamesti labai nėra sudėtinga. Va, jis taip išvažiuoja. Ir ten viduje dar yra toksai metaliukas, į kurį įsisega ir jį reikia ištraukti ir įdėti čia. Tai mes tą ir padarysim dabar. Gerai būtų nepamesti to varžtelio. Nu, šitai padariau. Važiuojam. Reikia apversti ir leisti lauk. Tai jūs pabūkit. Naujas denis mano. Matot kaip va, čia suraukšlėta vis, bet jau sudžiuvo gerai. Reikės nupjaustyti. Nu tai čia vėliau. Nėra skubu. Esmė, kad viskas veikia, viskas pagal planą. Kažkokie atgrubnagiai va sulaužė jau.
Va čia va. Bet tai ką dabar. Nu, man tai labiausiai patinka garsas, kai išleidinėjai. Maksimaliai galima į ją pūsti 1 barą. Tai panašiai tiek ir yra pripūsta, aš biškį nedapučiu, ten gal 0,9 paliek. Nes kai saulė pakaitina, ten būna reikalų. Tai spaudžiam mygtuką ir žiūrim, kas vyksta. Garsas geras. Matomai tiek nebuvo oro, nes dar su švilpimu duoda čia. Tai dar yra antra sekcija, ta prasme antra dalis, kuri išsileidžia, tai irgi spaudžiam. Irgi nieko įspūdingo, nes laukia dabar nėra karšta ir iki lietaus reikia ją man susipakuoti. Tai norint, kad jinai susilankstytų gražiai ir susidėliotų, reikia ją, aš ją vakuumuoju. Ta padaryti leidžia pompa, kuri buvo prie irklentės pridėta. Beje, šita irklentė yra iš Lidlo. Ją pirkau Latvijai. Ir jeigu jūs pirksit, žiūrėkit, kad būtų Mistral gera firma ir tikrai puikiai irklentė. Aišku, yra ir geresnių, nieko nesakau, bet jeigu neklystu, aš už ją mokėjau gal 8 eurų, neatsimenu tiksliai, bet žiauriai pigiai. Tai čia Karibose aš ją parduodams uždirbčiau kokį 150 jaučiu. Tai ir priedų visokių buvo, ten tašė, irklai, sėdynė, kaip baidarė gali pasidaryti, nu žodžiu. Einu pumpuoti laukoro, vakuumuosiu ir darysiu, kad kuo mažiau vietos užimtų. Ant pompos irgi yra inflate ir deflate. Tai darom deflate ir ištraukinėsiu orą iš irklentės laukan. Lygiai taip pat kaip pripūsti, tai taip pat ir ištraukti. Jinai traukiasi jau po biškį ir pasidarys kaip blynas. Nu va. Oras ištrauktas, užkemšam, kad nepritrauktų ir viskas. Lankstom, vyniojam. Paprastai labai. Nu, į tokią tašę susideda, į tokį krepšį. Sėdynę, kaip baidarę gali pasidaryti. Nepameskit peleką nieką, nes kitaip nebepaplauksit su lenta. Žiauriai
žiauriai negerai bus. Ir dar pompa lenda į vidų, bet pompą aš atskirai laikau, nes valtį pumpuoju su ją. Valtį reikia papūsti mėnesį kartą, panašiai. Tai nepakuoju aš jos iš šitą tašį. Tai ant Kupros ir mokyklo. Žiauriai retai būna tokios bangos, šakės. Ten tie akmenys, kur karts nuo karto galvas iškiša, jie gal metro gylį yra. Ir niekad jų nesimato, tai dabar pasimatė ir tie akmenys, kai ateina banga toj duobėj. Nu jo. Čia arba kažkas buvo, arba dar kažkas bus. O, mano draugelis. Tai vyksta žiaurus laivo reorganizavimas. Biški persidėlioju daiktus. Iš galinio bardačioką imsiu tas spiruoklės laukan, nešiu į vidų. Čia visokio chlamo pilna, čia metalo laužas mano. Naudoju aš tas medžiagas karts nuo karto, kai jų prisireikia. Tai spiruoklių, kadangi dabar nenaudojam jau pusę metų, gal daugiau, jo, turbūt apie pusę metų, jas galim spakainiai dėti viduj, ten turiu specialiai jom vietą, turbūt ten buvo numatyta. Tai kaip tik jos ten tilps, bus labai gerai, nes čia atsilaisvina daiktai išsiima. Čia mano tas žvejojimo lazda, turiu alkoholio, pilti į žabtus žuviai, kad greičiau nusprogtų. Čia susidėsiu ir kaukę, ir svorius nardymui, nu daug patogiau čia laikyti. Kaukė svoriai lastai gal pareis, šiaip pareina, bet reik biškį pakreipus dėti, tai tada gerai. Ir dabar eisiu į runduką. Tai čia susidedu epoksido reikalus visus, bulgarki diskeliai visokie, čia šudeliai reikia susidėti tvarkingai gražiai, kad jie būtų, kai ką išmesti, kas nebereikalinga. Ir manau, kad sutaupysim vietas. Paskui parodys, kas tam rundukė daras, kai lysiu į vidų dviračių vietas daryti. Tai žodžiu, reikalų krūva, tik spėk suktis. Va, susidėliosim gražiai, tvarkingai, vietos atsilaisvins, acetonai visokie. Dar kai ką įdėsim čia, žinau jau ką, tai žodžiu, dėliojus. Ir dar kart negali atsidžiaugti, kad vakar pasidariau visą tą darbą su deniu, nes lietsva vėl pradėjo daužyti. Ir atidarau runduką. Gyvatynas. Tada dabar tuoj priseksiu biškį, kad nenugriūtų jis man. Čia turiu pasidaręs tokią virvutę, kad bangai esant man neužgriūtų ant galvos. Sašlavinas. Čia vakar greitai irgi lietui lyjant naktį, tai yra kėliausi, užmečiau, viską sumečiau į vidų. Čia yra svarkė, suvirinimo aparatas, jį reikėtų irgi nunešti į priekį. O daugiau tai einami dalykai, įrankių dėžės, ten visokie tepalai, benzinas varikliui, kamuolys labai reikalingas čia, hamakas, ten įrankių dėžių visokių pilna. Tai aš norėčiau ten į kampą nugrūsti tą dviratuką, kuris atrodo va taip ten ant sofos, va ten va ant sofos kampe sulankstytas. Būtų žiauriai gerai jį ten įgrūsti ir palikti. Gal pavyks man tai padaryti pašalinus vieną dėžę. Nu nes biškis tenai maišosi prieki, taip jau metus laiko. Tai Joana vapšė retai važiuoja su dviračiu, tai aš savo pasiliksiu labiau pasiekiamoj vietoj, kad atėjai pasiemi ir išėjai. O Joanas įkišim tenai, pabandysim įkišti, tikiuosi tilps. Ir blemba aš čia bedarant susigalvojau visokių darbų, tai yra pasidaryti kietą relingą šitoj pusėj, nes anoj pusėj jau padarytas vastovas yra.
ir privyrinta prie arkos, tai norėčiau ir šitoj pusėje taip pat pasidaryti. Būtų žiauriai gerai tą pasidaryti šiandien, nes todėl ir galėčiau aš svarkę padėti vietą, jos vieta yra pačiam prieki ten. Ir būtų pakaina, ir čia vietos nebeužimtų, ir būtų daug tvarkingiau viskas, ir pagaliau kažkiek tai biškį atsipūst galėčiau. Gal. Nors dar vieną žinau darbą, kur su svarkė reikėtų daryti, bet nėra įkvėpimo visiškai tam. Tai šitą duok dievę pasidaryt. Ir dar žinau, kaip pasidaryti pakabinimą ant lejerių saulės batareikų. Tai ten nėra sunkus darbas. Gali būti, kad tai šiandien padarysiu. Matysiu. Labai aktyvi kažkokią dieną. Gerai, sekas. Ir jaučiu, žinau, dėl ko tokia produktyvi diena šiandien, nes vakare, kai jau išdvėsęs nukritų į guolį, jau merkti akių. Tiesa, vakarieniai barakudą suvalgiau. Žiauriai skani žuvis, tokia skanuma, kad nemoku pasakyti. Kepiau paprastai ant keptuvės, nes nebeturėjau sveikatos griliaus kurt. Tai, bet labai gerai gaunas. Su kopūstų salotom irgi. Nes Zit sakė, kad kopūstai ir morkas man labai gerai, tai aš drožiu dabar tą kopūstą kaip reikiant. Jo, dar žiauriai norėčiau padėkoti už paramą uždarai akciniai bendroviai Frineta. Nustebinat. Labai jums ačiū. Labai smagu, kad tinka ir patinka mūsų video. Tai pabandysim pateisinti jūsų lūkesčius ir konstruosim toliau. Tai dar kartą labai ačiū už paramą. Net akis ant kaktos iššoka. Dėkui. Labai smagu, kad prisidedat ir kiti. Gal ne tokiom įspūdingom sumom, bet tinka mums visokias. Tai va, dėkui. Rašykit adresus, siūsim atvirukus, ta prasme, taigi jūs mūsų arkliukas. Tai reikia duoti ir avižų arkliukai. Atsiūsim linkėjimus kažkokius, kad ir ne 7 lapų laišką, bet vis tiek smagu gauti, ką nesmagu. Rašykit adresus ir susitiksim pašte. Tas mano čiuganiškumas kartais mane nužudys turbūt vieną kartą. Bet, radau tokį folijas šmotą, kur jį dėt mest lauk, Ne, negali mest lauk taip paprastai. Reikia geriau va taip susiviniuoti, užmesti ziolkės, nors biškio taip sukabinti. Va, sukabino. Nemest lauk, o po keliais pasidėti, kai dirbi kur nors ant kelio atsiklaupus. Žiauru. Bet, nekil ranką išmest, ką daryti. Nesuprantu. Tai runduks pabiški kraustas laukan, gražėja, bet gražiausia bus, kai susirinks viskas atgal. Prisimenant labai taip senai vykusius Portugalijos pakrantės įvykius, radau išgvaltavotus bosus. Ar kaip čia verčiasi? Besigvaltavojantis gal. Turi 320 decibelų. Tokie garsiakalbiai galėjo būti panaudoti, bet dabar išmest gail reiks gal kokiem vaikam atiduoti, bet vaikam irgi negali duoti, nusisprogdins rankas. Nežinau, kur jas dėti. Išmest gail. Panaudosim gal per naujus metus su Paulium, kai atvažiuosi svečius. Principė, kai jau tiek daiktų išėmiau, turėtų tilpti ir dviratis. Kaip čia dabar jį protingiau inbrukt. Aba.
Esu daugiau negu patenkintas. Pukšt ir įlinda. Aišku, kai reikės dujų balioną išsitraukti, kai nuplauksim į Sinkliušę, reikės jį ištraukti. Vėl bus reikalų, bet retokai, manau, mes jį traukeliosim, o jeigu trauksim, nu ką darys, ištrauksim kažkaip. Tai dabar liko sugalvoti, kur visą kitą sudėti, ką ištraukiu vietoj to dviračio. Tai reikia kažkur sugalvoti, kur dėžę vieną įdėti šitą įrankiu. O daugiau tai čia viskas susikrausim, kaip sakoma. Šlangų, viskas reikalinga, nieko išmės negalim jokiais būdais. Taip jau būna. Gerai, kad teko pagyventi Radviliškį kaime pas senelį, kur irgi nieko neišmesdavo. Kiekvieną vielos gabaliuką užkišdavo už tokią beržą, atsimenu. Tas beržas turėjo, žinot, beržo tos šakos tokios kabaluoja. Tai ten buvo daugiau ne šakų, o vielų visokių prikištų už to beržą. Bet kaip būdavo gerai, nulūždavo dviračiai kas nors, jie senelį turi vėlos, taigi eik ant beržą pasižiūrėti, varai, randi ir tinkamą ilgį, ir tinkamą storę. Tai čia turbūt irgi paveldas pas mane toksai. Užteks čia memorialais gyventi, reikia eiti toliau krautis. Tai kas ir tvarka, kaip padarai neįmanoma. Įmanom. Tai tilpa viskas ir ta pati dėžė, kurią išėmiau, ir dviratukas, ir viskas susikrovė gražiai. Svarkė irgi tilptų, ir lastai tilptų, ir viskas čia pareitų. Taip, kad gražiai Vytautai susitvarkiai, labai šaunuolis, galiu pasakyti. Taip, tai dabar ten spiruoklės džiūna, išdžius, tada vešim į vidų. Dabar galim būtų imti suvyrinimo darbų, kas mane labai džiugintų. Tai jau čia taip ir darysiu, kad čia nebemarūdyt su tais darbais. Reikia įsirengti darbastalį. Darbastalius veikia, reikia pasiruošti gaminius ir susivyrinti. Nu, tos bangas čia tai biški didėja. Niekad nebūdavo taip, kad užlietų ten tuos laiptelius. Dabar čiut ne kiekviena banga pareidama užlieja laiptelius. Vanduo visas sudrumstas. Šiaip nieko keisto, nes prognozavo, kad čia bus ta tropinė banga. O tropinė banga tai yra, nestabilus orai tokie, žaibai, liūtis visokios, ten vaikšto iš visų pusių, vėjas pučia iš viršaus, iš apačios, visai. Ir va šita banga įdomu, kaip jinai čia atsirado, ar čia nuo to uragano, kuris šiauriau dabar praėjo, ar nuo ko, neįsivaizduoju, bet banga tai... Aš tokios tikrai nematęs. Vanduo tai žiauriai, drumstas, rūdas net. Tai nardyt šiandien be šansų. Nors čia paukščiai tai duodasi, ieško žuvies daug, nes šitą prie kranto turbūt suvelia tą vandenį, žuvį maistą pavaro kokią nors ir jos čia plaukioja. Tipo, iš principo reikia galvoti kaip paukščiai, bet nežinau, ar nersiu šiandien. Nežinau, ar jums čia labai bus įdomu klausyti bulgarkės giesmės. Tai reikia man susitvarkyti, pasiruošti dalykus ir paskui vyrinsiu. Tai čia bus pjovimas ir ausų gadinimas. Tai gal nepaveiksluosiu. Paskui tik parodysiu, ką padariau. Galiu parodyti, ką reikia padaryti. Reikia išpjauti tokius dalykus, kad galėčiau va tai vamzdį privyrinti, uždėti ir privyrinti, kad jisai apgaubtų biškį tą kitą vamzdį. Nu, žodžiu, smulkmenas. Svarbu paskui rezultatas bus. Susipjaušiau tokiais dantim. Galiu dabar su tuo pačiu diskeliu čia išsipjaustyti arba imtis
kito diskelio. Tai pradžiai gal nusipjausiu su šituo ir paskui imsiu šitą diskelį. Žiauriai geras, žiauriai gerai ima. Atrodo, kad jisai sudilęs visiškai, bet vis tiek varo kaip per sviestą tą neržaveiką. Tai labai patinka tas diskelis. Brangus, bet atsipirkiniai. Na, tai kaip jums dėdė meistras atliko darbą. Svarkė užeis ir viskas. Ir bus gerai. Dabar reiks kaip nors gražiai privyrintis. Kas, nežinau, ar gerai seksis. Kas tokie prisidirba dvigubai daugiau darbo? Tinginiai arba tie, kurie neapsidaira 12 kartų. Blogai privyrinau. Blogai privyrinau, nes kampas netitiko viršutinis tas, kur vyrinas prie vamzdžio. Nesvarbu. Esmė, kad blogai padariau. Dar reikia palyginti. Tropical Wave. Vyrinau, kol pradėjo lyt. Pradėjo lyt, taip jau slydė nuo dirbtuvių. Bet taip dėjo lietus. Užsikimšo šitas vandens surinkimas. Nuo mano drožlių visų, kur dariau tiką, pradėjo varyti vandenį per čia. Nu, tiek sukilo vanduo, kad pradėjo per čia varyti viską į kokpitą. Tai reikėjo nerti atkimšti, nes iš viršaus nepavyko. Apačioj ten tokia alkunytė yra, tai kišau pro Kingstoną vielą ir atkimšau. Išbėga tenai ir krabų išlindo 2. Krabai pabėga iš ten. Tai žodžiu, dabar viskas gerai, jau nebebėga vanduo, nubėga, bet dabar šlapia, nu, blogai, kaip aš pabaigsiu darbą. Nu, tai reiks dirbti tada. Tada čia po stogu ir gal to saulės kolektorius pasidaryti, kad kabėtų jie čia manom. Nu, žiūrėsiu, dabar poilsio metus turiu, va. Kaip žmona papjaustydavo, atsimenu, gerais laikais ananasą, tai dabar pats pasipjausčiau, sėdžiu patenkintas, dabar gražiausiai čia. Lietus lyja, duoda, bangas da didesnės, dabar daužosi tas suolas visas, kur aš čia būnu. Daug kas tepas lydė, tie kateristai, kur atvarė čia pamuzikuoti, koncertų padaryti į tą operos ir baleto teatrą, čia, nu, žodžiu, vyksta veiksmas. Praėjo liūtis, grįžtam prie darbų, gręžiam dabar čia skylę. Va čia va vieną. Čia kitą. Ir galim bus įsukti stajaką. Skylės biškį įvarysim sikafleksą. Daug nereikia, nes skylės ne pačios
plačiausias. Taip, tai Sikaflexo čia. Blemba būtų sveika biški čia. Pabandysiu pašveisti, pasausinti, kad būtų sausa, kad galim būtų ir čia ant paviršių Sikaflexo užvaryti. Pabandysim greituoju būdu tai atlikti. Lads. Pažiūrim, kaip atrodys. Va taip. Bus labai gerai. Čia. Turiu nuojautą, kad neįtin gerai, bet gal kažkaip susitvarkysim. Irgi užvariau Sikaflexą, kad prisispaustų dulkių visokių ir riebalų nesirinktų po tuo lašinių visokių, tai dėsiu šitaip, prišribuosiu ir privirinsiu viršų. Susivyrinau, ką norėjau, bet va atplaukė svečių, čia už kibirų matas, va, kateris ir aš čia vyrinu, savo drožiu metalą savo, jie čia atvarė pailsiauti, prie pat manis užsinkaravo, visas kitas vietos laisvas, būtinai reikia, va, prie manęs jie, traukia aš juos kažkuom tai. Įkrito į akį kažkoks metalo laužas. Aišku, buvo pjautama be apsauginio akinio. Biuletenis negalioj. Nu, tai reiks kažkaip tai išmirksėti. Tai susivyrinau, ką norėjau. Dar neapdirbau siūlių. Tai reiks eit biškį padrošti. Nepoliruosiu labai baisiai, nes nėra kada, nėra laiko. Tai paliksiu taip. Man laikys gal, tai užteks taip kaip yra. Statybininko pietai, biški daržovyčiuose, aukštinkojai, reikia pabaigti jau aukštinkojai, dar žiūri žuvis likus vieną. Tobuli pietus bus. Vis dar čiūdijos su tuo rėlingu, dar tokių skilučių atradau neužvyrintų, tai dabar damušinėjau. Ir išmokau tvarkyti su tais kaimynais, kurie čia už 2 metrų nuo manęs atsistoja, pradėjo leisti ant savo tas muzikas nesuprantamas. Nu, man, jiem gal ten labai gerai. Ta triukšmą galvoju gerai. Jūs leiskit tą triukšmą, aš užsikūriau bulgarkės. Tai spėkit, kas nugalėjo. Muzika dingo, nu ir aš tada dingau. Dabar eis dar pavirint, bet bulgarkės neįjungs. Jeigu jie įsijungs savo triukšmą, kursi ir aš tada. Tai jeigu nesupranta be žodžio, tik iš žvilgsnio, tai tada reikia imtis veiksmų. Tikrintojai, karabinieriai, dabar prie to naujo laivo, kuris atplaukė šį rytą. Buvo ir pas mane atplaukę. Girdžiu, kažkas atšiurena čia link manęs, išlendu, žiūriu, tie čia ratus raiža, fotografuoja mano laivą. Ir šitą susirūpinę tokie veidai. O pas mane vėliava uždengta. O, dabar jau plazda. Kai dirbu arba kartais pradedu nervuoti su plazdėjim, tai uždengia aš ją tiesiog ir viskas, aišku, pamirštu paskui atidengti. Blogai. Negerai darau, reikėtų kodeksą laikytis.
su saulėlydžiu nuleist, su saulėlydžiu pakelt, pilnai tą galėčiau daryti, gal reikėtų papropaguoti biškį, nes panašiai tokiu laiku einu miegot, aišku, paskui dar montuoju video atsigulęs. Ir prieš saulei tekant keliesti, kokią 5:30 keliuosi aš šiaip, tai pilnai tą galėčiau padaryti, o ir karo laivas atplaukė. Bet aš išlindau, kadangi dirbu betvarkę visur, išlindau, sako, kokios tautybės čia jūs esat. Aš sakau, liutuoniai. Palinksėjo galvą. Nu, kur jie ir čia išplaukė turbūt. Atplaukė, gal vėl pas mane. O, hebrantai, varinėjai. Liutuoniai, sakau, nu tai ir jam patiko, ten viskas tvarkoj. Į mobiliaką kažką susivedė dama ir parodė nykštį, zėbą, gerai varai. Tai ir atsisveikinam. Smagu, kai nieką neprisidirbsi už nieką, tiesiog šiaip patikrint. Taip ramu. Tik vieną nesuprantu, kodėl negali po truputį duoti gazą su tuo kateriu atplaukęs, o tarsi grūst, tipo, jeigu į priekį biškį reikia 50 cm paplaukti, tai reikia sugrūst visą gazą ir kad daug bangų būtų, rodyti galę, agresiją kažkokią ar ką. Tai dabar sugalvojau, gal reiktų tuos kateristus, kur uoste irgi taip variniai, ten gazų sugrūdė, kur ten bangas kelia, sriubas pilas kitiems žmonėms iš puodo. Gal irgi reikia vadinti kokiais nors karabinieriais arba pasieniečiais arba ten, nežinau. Nes pas mus ir policija labai mėgsta gazų sugrūst, mačiau Lietuvoj. Čia irgi, nu, gal čia tipo taip, mokymas taip moko, kad jeigu jau plaukėt, tai turi būti ta rankenėlė iki maksimumo sugrūsta. Kas ten žino, tai gal taip ir yra. Tik nepykit ant manęs dėl tokio pasisakymo apie policiją ir pasieniečius. Tiesiog čia, nu, taip yra, aš sakau, kaip yra, ką matom. Ir nežinau, gal čia tarptautinis reikalas, susitarims toks, nes ir Lietuvoje, ir kitur visur lygiai taip pat. Ten su ta akceleracija taip pat panašiai. Tai va, tai aš nieko blogo niekam nelinkiu ir nieko nesakau, nes bijau. O tiem melomanam su geltonu valtim. Jau išrašinėja atviruką, turbūt atvirlaiškisius. Jau ten kažko tai prisidirbėje. Kažką netai padarė. Nes jau ilgai rašo kažkaip tai. Daug vadinasi palinkėjimo. Neturiu daugiau ką parodyti, vyksta daiktų optimizavimas, dėliojimas gal kai ką į naujas vietas ir, žodžiu, atsiranda tada daugiau vietos kitur, tai bandau viską sutvarkyti taip, kad būtų logiškai ir gaučiau daugiau vietos. O dabar saulėlydis. Viso gero, sėkmės visiems.